Bagažinas yra pas mamą, tai parvešime Eidoną namo, o tada važiuosiu į sekmadieninį turgų, kuris tikiuosi bus, nes kartais jų nebūna. Ir šiandien yra šeštadieninis turgus, tai Bagažinių turgus ir tada važiuosime į ligoninę aplankyti mažo burbuliuko, mano dukterėčios. Ir labai senai nemačiau, labai laukiu. Naktį sunkiai užmigau ir net žadintuvas mane šiandien turėjo pažadinti. Ir net vaikai dar miegoja, kai atsibudom, tai jie irgi nuėjo vėlai miegoti. Tai tokia šiandien biškai visi sugriuvę esam, bet važiuojam, esam kelyje ir susitiksime mes vėliau. Labas, susitinkame sekmadienį ryte. Bagažinių turgui, tai toks paprastas turgus, bet Bagažinių turgus tai yra žmonės, kur iš savo namų daugiausiai pardavinėja daiktus. Žinoma, yra daug visokių naujų prekių, bet manęs tai nedomina, man labiausiai patinka, noriu sakyti pasiknisti man nepatinka, man patinka, kai būna sukabinti gražiai daiktai, nes knistis aš nemėgstu, bet 2 maišelius, kuriuos nešiausi. Ir dar turiu labai vieną didelį daiktą. Pradėsiu nuo sėkmingiausio daikto. Šis milžiniškas, nuostabaus grožio krepšys. Tenais nieko nėra, bet aš iš tikrųjų galvoju, čia yra skalbiniams skirtas, nes matosi, kad buvo išplėštas medžiaga, va čia vasiliukai yra. Tai aš spėju, čia buvo medžiaga ir buvo naudojamas kaip skalbinių krepšys. Puikiai tiktų naudoti kaip mažą staliuką, pasidėti daiktam, nes dantis labai tvirtas, arba skalbiniams susidėti. Buvau gėliai kišti, bet jis truputėlį per aukštas. Tai nuostabaus grožio, labai sunkus, labai didelis krepšys už 6 eurus. Mano pirkinys artėja Halloweenas, už 3 eurus nusipirkau štai tokį keramikinį moliūgėlį, dekoracija, baltas, tiks visur, tai va, toksai moliūgėlis, 2 tokius vat indėlius, tai jie labai failiai, nes pasistatė va taip šonu ir tinka susidėti visokiam sėklam, viskam, bet aš juos greičiausiai naudosiu savo raugintam agurkėliam ar tenais svogūniukam, kuriuos darau, na, žiūrėsiu, tai savo visokim konservavimo reikalam, bet labai failai, tai mokėjau už juos po eurą. Tada nupirkau vaikam už 3 eurus tokį vadžiūrį fainą dalyką. Žiūronai, bet tokie rimti žiūronai. Ir užsidėti ir aš nežinau iš tikrųjų. Čia yra kaip ir ausinės, tai gal su kokiu Bluetoothu veikia. 3 eurus, nužiūriu tokius kietus žiūronus. Ir manau, jiem labai patiks, dedasi baterijos. Tai įtariu kažką daro, kad ir nedarys, bus faini žiūronai. Netgi jeigu nieko nedarys, galiu va šią dalį nusukti ir bus paprasti va žiūronai. Iš tikrųjų labai gerai matosi jų į tolį. Ir va šis dalykas silikoninis, tai labai patogu ant veido, nu vienu žodžiu. Tokie va labai faini žiūronai. Kalbant apie vaikus, tai už 4 eurus nupirkau striukytę ant išaugimo. Labai mėgstu geltonus vaikam drabužius, tai firma yra Keller, čia yra 7-8 metų vaikui. Bet man atrodo, kad čerliukui turėtų jau tikti, nes na, toksai atrodo gero dydžio. Labai kokybiška medžiaga, labai gražios sagutės, vidus, nu, labai gražus. Ir toksai vat lietpalčiukas, nuo vėjo švarkelis, nežinau, bet sumokėjau 4 eurus ir jis man labai patiko. 4 piktos pelėdos, tai gavau čia mūsų šeima ir sumokėjau 50 centų už šį dalyką. Tai nusipirkau džemperiuką, NBA firmos yra štai toksai, turi labai fainą užtrauktuką, už toksai vat krepšinio ženklas, žiauriai fina medžiaga, labai švelnus, labai minkštas ir na, toksai fainas džemperiukas bus man po namus. Jis man kainavo 4 eurai. Keliavome prie megztuko, žiauriai fainos rožinės spalvos iš Tesco parduotuvės. Aš juos mėgstu, tokie oversiziniai, minkšti. Visiškai nauja paklodė iš M&S, tai Marks & Spencer, mokėjau 3 eurus, tai yra vienguliai lovai. Dalinės komplekto, bet gavau tik vieną dalį, visiškai nauja, tai matomai gal Kaldra tenais naudoja viengulę, 2 gulį lovai ir patalinės tiesiog nepanaudoja, nežinau. Pirkau paklodę, davė labai fainą maišiuką. Čia yra prieš paskutinis dalykas, tai yra štai toksai podelis, labai tinka prie mano turimų podelių, kainavo jisai eurą ir na, labai fainas, toksai didelis, tai bus arbatai. Šį dalyką pirkome per pusę su mama, nes buvo... Ko tu šauki? Šį dalyką pirkome per pusę su mama, kadangi aš turiu mažiukų podelių, man labai reikėjo, bet negalėjau palikti šio dalyko, tai su mama nusprendėme imti šį komplektą per pusę, jis kainavo 10 eurų, tai vat pasidaliname per pusę ir aš turiu 3 ir ji turi 3 dabar ir komplekte buvo štai tokia vat lėkštutė, tada dedasi štai va toksai
podelis ir stikliukas įsideda taip, kas man. Tokie mano faini vakarykščiai pirkiniai. Turguje nieko nefilmavau, nes labai daug žmonių. Tirštalinė, maišalinė ir jeigu nori kažką gero nusipirkti, turi jau eiti ir žiūrėti labai, ieškoti kažko. Fainai praleidau dieną vakar, o šiandieną yra namų tvarkymosi diena, tai visą rytą tvarkausi, skaldavo mašiną be sustojimo sukasi, tai girdite, ką tik išsisuka, įjungsiu dar vieną tvarkymosi rytas, to jau turėtų atvažiuoti svečiai, tad einu viską greitai susitvarkysiu, išsidėliosiu ir susitiksime mes turbūt vėliau. Patogus? Prašau parodyti paskutinį vakarykštį pirkinį, kurį panašu mašinai tokia Halloweenui ideali, rudeniui pagalvėlė. Pagalvėlė pati labai sukritusi, tai įdėsime naują, bet labai fainiai atrodys pas mane svetainėje su mano moliuku. Noriu padaryti vaikams putų muilą ir nupirkau šį tokį dozatorių labai fainą. Tai čia labai muilas, kuris yra skystas muilas, gali skalbti drabužius, gali čia jisai turi 50 paskirčių, bet šiek tiek jį atskiedžiau, ne šiek tiek, jo gal kokį 10% įpyliau ir vandens ir viską sumaišiau ir gaunasi labai fainas, toksai putų muilas. Tai manau labai gerai putoja ir manau vaikams labai patiks. Ir pasakykit, kad aš neturiu ADHD. Šiandien atsibudau anksti iš džiovyklės ištraukus skalbinius, pradėjau tvarkyti, pasižiūrėjau į žiedinį, ten krepšiukas stovi, tuščias, be malko. Paimu tą krepšiuką, nes galvoju, vis tiek mes nelaikom ten malko. Nusinešu tą krepšiuką, išplaunu, padedu, tada sugalvoju, kad tas krepšiukas puikiai tiktų man vienam stalčiui, kuriam man reikia dėžutės. Įdedu į tą stalčių, pertvarkau tą stalčių. Tada ištraukiu kelis dalykus, kurie nepriklauso tam stalčiui. Nuėjau prie kito stalčiaus, sutarkiau, tada nuėjau kažko padėti į vonios spintelę, pamačiau, kad kriauklė nešvari. Tai išvaliau kriauklę. Ir maniškis atėjo, sako, tu neskalbinius tvarkiai. Aš pamiršau, ką dariau ir jau vieną dalyką nuėjau prie kitą, trečią ir tada visai kitą pradėjau daryti. Tvarkausi savo kosmetikos staliuką, tai ir radau maišiuką su dovanom, kurias gavau ir buvau pamiršusi. Tai greitai parodysiu, ką aš gavau iš Uošvių lauktuvių. Tai čia yra 2 rankų kremai, čia yra skrabas, bet mano oda tokiam per jautri, tai duosiu mamai. Tada 2 labai įdomus dalykai, kurių nesu mačiusi, tai ką tik išsiverčiu, kas tai yra. Ir yra 2 šilko tokie dalykėliai, tai yra tokia pirštinaitė, kurią reikėtų plautis veidą ir tada šveičiamoji kūnui, tokia irgi pirštinaitė ir labai fainai pasikabina, ir dar gavau gumytę šilko. Tai buvo labai didelė graži pakuotė su aprašymais, mano gimtadienis ne už kalnų, tai gavau dovanų iš anksto, tai čia visiškai mano skonio ir labai, tai sakė, Uošvis man nupirko šį rinkinuką, išrinko, tai iš tikrųjų labai pataikė, nes man labai patinka, tai žiedukas atrodo štai taip. Ir tada yra štai tokie auskariukai iš firmos Dark Rain. Tai susiradau juos Instagrame, labai gražus jų darbai. Ir su žieduko dydžiu pataikė ir šiaip dizainas labai gražus. Labas rytas, šiandieną susitinkame mašinoje, važiuoju aš į baseiną ir mano baseinas yra labai šalia manęs, iš tikrųjų labai faina, kokias 2 minutės kelio, bet pas mus gatvės darbai vyksta jau kokius 2 mėnesius, pristatė labai daug namų ir dabar jiems stato žiedus, gatves, viskas uždaryta ir kas man užtrukdavo kelias minutės davažiuoti, dabar važiuoju ilgai, nes turiu važiuoti beveik visą miestą, nes mano gatvės uždarytos. Tai dabar vietoj 2 minučių kelio aš važiuoju apie 15 ir jau kokius 2 kartus pavėlavau net, nes kamščiai. Kaip skaniai kvepia mano džemperis, tai rodžiu, nusipirkau turgui džemperį, žiūri, fainas, tas NBA džemperiukas, tokio minkštumo. Iš kurį laiką pradėjau daryti pati savo skalbinių skystį, bet jis neturi kvapo, gali dadėti ten tų eterinio aliejų, bet aš nededu, aš negaliu pasidaryti daugiau, nes negaunu washing soda ir prieš porą dienų gavau, tai reikės vėl daryti, užsimti, nes labai patiko mano tas naminis, bet vyras prieš kelias dienas parduotuvėje nupirko skalbiklį, kadangi nebeturim, tai labai pataikė. Tai žiūriu Tesco, jis į firmos su levandom, mano drabužiai dabar labai skaniai kvepia, tai
Vakare vyko vaikų mėgstamiausia atrakcija. Vat, mokinasi laukia su dviračiu. Tai išsitėsė sofa svetainėje ir darė sleepoverį su tėčiu. Tai yra, na, vos ne kas 2 savaitės. Jeigu ne kas savaitę, tai kas 2 savaitės daro tokią šventę jis. Prisineša pagalvių, valgo popkornus, žiūri filmus, po to pusryčiauja čia. Tai vat įvyko vėl toksai labai smagus dalykėlis vakar. O mano langai matėte kokią purvinumą, dėl to, kad laukime svečių ir aš paprašiau Magnus nuvalyti man staliuką ir jisai nuvalė ir aš ateinu ir sako, aš ne tik staliuką nuvaliu, bet nuvaliu ir langus, ir televizorių, tai jisai su to pačiu škurliu viską nuvalė, dėl to mano langai taip atrodo. Tai va dabar dėl to pas mane tokie langai ir galvoju, šiandien reikės užsimti langų valymu ir eisiu apsitvarkysiu kiemą, nes vakar buvo uraganas, buvo kažkoks oranžinis, man atrodo, įspėjimas vėjo, tai išskraidė viskas lauke, tai mano vazonai nugriuvė, tai va reikia eiti apžiūrėti, kas dedasi pirmą lauke, nes truputėlį svarbiau, o po to eisime žiūrėti, o po to eisime valytis langų. Svogūnas atnosė. But I only got one. Look what her cat has done. Kartais mylim jį mažiau, šiek tiek. Beautiful. Kame mašinoje laukiu draugės, atvažiavau į kino teatrą, eisime žiūrėti
neprisimenu kaip vadinasi. Planavome šiaip eiti pavalgyti po to, bet nežinau, ar eisime, nes norime užsisakyti načos. Tai čia yra žiauriai skanus načos. Kartą su vyru čia buvom, pasiėmėm načos su sūriu, guakamoliu ir salsa ir buvo kosmosas. O po to nebuvo taip gerai, bet gal dėl to, kad pirmą kartą mes nemokamai gavom maistą, nes vyras pažįsta vieną iš darbuotojų, tai turbūt nemokamas maistas vis tiek skanesnis. Nežinau, turbūt su draugė pasimsim ir eisim žiūrėti tą filmą. Čia kažkas labai skandalėjasi parkingė. Einu, kol negavau nosį. Žiūrėjau namo iš filmo ir ką galiu pakomentuoti. Antrą kartą aš jo nežiūrėčiau. Buvo matomai bent jau man išpūstas burbulas. Ir nežinau, nei ten kažkas vyko labai daug. Ir man dar vienas dalykas, dėl ko nepatiko tas filmas, tai kad tas pagrindinis aktorius. Aš jo nemėgau Virgin Jane seriale ir dabar jis man nepatiko. Tiesiog čia ne dėl to, kad jis blogai vaidina ar kažkas, tose karštose scenose jis turėtų būti ten kažkas wow ir visiškai ne mano tipo ir jisai, visai man nepatrauklus. Tai per ilgas nepatiko aktorius ir norėsiu daugiau veiksmo. Kažko daugiau. Tai vat, bet šiaip susižiūrėjau. Tokie mano įspūdžiai po kino teatrą, bet labai buvo skanus načo ir apsitaškiau visus džinsus, nes man salsa išbėgo. Parvažiavau, einu namo ir stiksime mes vėliau. Kokia pas mus faina vasara, susitriukėm varom lauką. Kas čia kalėjimas? Ne, o kas? Čia polys parašyta. Oho, čia tu tai pastatyk gražiai. Šaunuolis. Šiandieną brolio gimtadienis, tai nupirkau jam savo mėgstamiausią dalyką, ką naudoju mašinai. Tai yra štai toksai veidrodėlis. Jis pasikabina ant egzistuojančio veidrodėlio. Tai labai gerai viskas matosi vaikai gale, matosi visi šonai. Aš nežinau, kodėl mašinose daromi veidrodėliai tokie maži, bet šis yra life-changing dalykas. Vienas mano mėgstamiausių Amazon pirkinių. Tai vat užsakiau jam gimtadieniui. Čia dovanėlė nuo manęs, o vyras nupirko jam Nintendo čekį kažkokiam ten jų žaidimams. Bet jo, štai toksai vat veidrodukas. Labai rekomenduoju, kas neturite. Man siaubingai reikia susitvarkyti savo kosmetikos staliuką, nes čia labai prastai. Noriu parodyti jums savo kosmetikos kolekciją, kurią stipriai sumažinau, išmečiau, ko nenaudojau. Ir čia yra mano mėgstamiausi produktai. Viena yra Tarte paletė, štai tokia. Ir kita yra mėgstamiausia paletė, kokią esu turėjusi. Ir labai matosi. Tai mano šešėlių kolekcija tokia. 3 labai fainus šešėlius, tai Tarte yra toksai auksinis, 2 tokius ir šis auksinės spalvos Star Gold yra mano mėgstamiausias mano produktas iš Benefit, yra rožinės spalvos štai toksai pieštukas, vandens linijai, perku nežinau kelintą kartą. Čia yra antakių produktai ir turiu kalną firmų, čia yra antakių dažai, gelis iš Elf, nelabai jis man patinka, bet subaigsiu, nusipirksiu kažką kito. Ir tada yra antakių produktai, turbūt mano mėgstamiausias yra iš Nixo, nors dabar iš Temu užsisakiau štai vat tokį ir žiauriai geras. Tai keliaujame prie pudrų, tai sumažinau labai pudras, turėjau daug, kurių nemėgstu ir nenaudoju, tiesiog laikiau. Turiu concealerį iš K3 ir concealerio aš galėčiau neturėti, nes aš praktiškai jų nenaudoju. Man užtenka pudros maskavimo, niekada nenaudoju concealerio, bet kai labai reikia, vat turiu šitą. Tada čia pasislėpęs BB kremas iš Holika. Holika labai geras atostogų metu, suteikia švietėjimą, turi didelį SPF 45. Mano mėgstamiausios 2 pudros yra Urban Dream Cover ir su SPF 50 iš Maybelline. Tai vat nusipirkau 2 spalvas.
Tada turiu NARS pudrą. Ši labai faina, nes yra matinė, nes šią, nežinau, 10 metų yra mano top pudra. Tai yra Rimmel London Lasting Finish su SPF 20 ir mano spalva yra 103 Ivory. Pati mano visų laikų mėgstamiausia pudra. Dabar kaip tik išbandau šią Bare Minerals pudrą. Mano sausa pudra yra ši. Dar turiu NYXo antakių pudrą turiu, kurios niekada nenaudoju, nežinau, kodėl pasilikau, bet, gal kažkada panaudosiu. Visų laikų mėgstamiausias bronzatas yra Physicians Formula. Labai nepatinka man jo pakuotė, nes labai daug vietos užima, va, ši dalis yra visiškai nereikalinga, tai jeigu būtų geresnė pakuotė, mylėčiau jį dar labiau. Mėgstamiausias kristalai yra iš Tarte, tai yra 3 spalvos ir iš tikrųjų daugiau man ir kaip ir nereikia. Tada turiu highlighterį, jis yra iš Aldi ir yra kosminis highlighteris, visų laikų mano mėgstamiausias. Tokius kristalus šie iš tikrųjų išsilyk labai faina spalva, Rose Gold. Dar viena labai mylėta pudra, dėl ji tokia apdaužyta, nes ji mano rankinukose būdavo visą laiką, šią nešiaujuosi su savim. Tai yra SPF 50 kompaktinė pudra ir naudoju ją, kad nenudegti ir šiaip, kad karštą dieną, jeigu pradedi rebaluotis, labai geras dalykas, su ja niekada nenudegsi veido. Labai fainas dalykėlis, tai va, taip atrodo mano kosmetikos stalčius. Kita pusė yra segtukai, mano gumytės, turiu didžiasias gumytės kitoje vietoje ir tada turiu labai daug lūpdažių ir lūpų visokių produktų ir balzamų. Tai mėgstamiausias visų laikų lūpų balzamas yra štai La Roche-Posay, pats geriausias. Turiu juos kelis, bei kiekvienam rankinukė visur. Ir tada lip lineriai ir lūpdažiai. Tai va, kaip matote, pas mane tokia nemaža kolekcija. Tai ką aš sugalvojau daryti, kiekvieną dieną imsiu po naują pagal nuotaiką ir bandysiu tą dieną, jeigu pasiteisins, pasiliksiu, jeigu ne, mesiu lauk, nes šiuo metu mano visiški favoritai. Tai yra šis L'Orealio 601 spalva, šie NYXo lūpdažiai. Tai Cannes yra mano mėgstamiausia spalva, Abu Dabis man patinka ir... Jo, bet Abu Dabis aš negaliu būti su įdegiu, nes mane labai muša iš veidą, tai jisai labiau tinka man žiemai. Tai dabar po truputį sumažinsiu šią kolekciją ir šiandieną mano dienos lūpdažis yra šis Tarte lūpdažis, Paint vadinasi ir spalvos nematau. Gal 62. Mano šiuo metu mėgstamiausias dezodorantas, nes natūralūs dezodorantai man nepasiteisina, minėjau apie Wild ir dar kelis išbandžiau po to ir nelabai man jie tiko. Tada pamečiau dangtuką, bet tai yra natūralus nuo įkandimų toksai vatroliukas, labai gerai veikia, mane nuolat kažkas sukandžioja, tai vat turiu jį čia, nes naktim kartais susirandu. Dabar naudoju šį Body Shop veido kremą, tada yra kelios odos ir kūno priežiūros priemonės, tai mano mėgstamiausias raigių serumas. Šį dalykėlį išbandau, labai patinka, visai nedirgina mano odos, labai skaniai kvepia. Tada čia yra kojų dezodorantas, kad netrintų man basutės vasarą. Tada yra toksai pat purškaliukas, Body Shop purškaliuką. Nežinau, antrą kartą nepirksiu, sunaudosiu. Tada yra štai toksai primeris, tada yra purškalas makiažui. Pasidėjau jį čia, šį fainą aliejuką iš NARS, jisai kvepia rožėmis. Tada turiu plaukų aliejų ir čia yra žiedės kremas, bet iš tikrųjų čia yra ricinos aliejus supiltas ir aš jį naudoju kaip pakių kremą ir šiaip veidui. Vakare užsidedu kremą ir tada kartais užsidedu šito. Šiaip viskas yra vonioje, ką naudoju labiausiai. Tada keliaujame čia. Turiu kelis primerius, kuriuos šiuo metu išbandau naudoju. SPF 30 cerino kremas, aš jį kartais naudoju prieš makiažą. Mano mėgstamiausias dieninis kremas, E45, kartais ir vakarui, bet dabar naudoju tą Body Shop, kur rodžiau. Mano šepetėliai, vis planuoju atsinaujinti. Tada yra lineriai ir tušai, tai šiuo metu mano mėgstamiausias lineris yra iš Pixi. Mano visų laikų mėgstamiausias tušas yra šitas. Tada dar turiu va tokį va For Lashes primerį pabandyti. Tada Catrice šitas irgi labai fainas tušas. Tai va taip atrodo mano kosmetikos kolekcija. Ir tada yra ausų krapštukai, nes aš mėgstu prisiterliuoti su tušu. Tai prisimažinu savo kosmetikos kolekciją ir tie, kas liko, tai jau tokie labai mylimiukai mano. Ir šiaip atrinksiu dar, kas patinka, kas ne, nes turiu per daug antakių produktų, linerių, tušų, dažniausiai aš turiu po vieną, šiuo metu išbandau kelis naujesnius produktus. Noriu pirmą viską sumažinti, kas lieka, tą ir išsivalysiu. O dabar su dezinfekuojančiu purškalu išsivalysiu visas palėtes ir tada išsiplauti savo šepetėlius, nes labai jau atėjo laikas. Tiek apie mano kosmetikos staliuką, apie mano mėgstamiausią šiuo metu kosmetiką. Atsisveikinsiu čia ir susitiksime mes kitame mano filmuke. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.